Jeigu atplauktų į Klaipėdą, jeigu išskris arba atskris, tai Vilnius arba Kaunas. O sausumos uostas, tas kas geležinkeliais arba asfaltu išvažiuojama arba įvažiuojama į Lietuvą yra iš esmės tik ir vien per Marijampolę. Kai tu atsistoji ant uosto, dvipusio eismo uosto, natūraliai tu stovi ant kelio. Nu tai kas mums belieka, jeigu, kaip sakyti, nemojuot vėliavom ir sakyti, žiūrėkit, o čia dar pas mus galima ir gamyba, ir greitai, ir pigiai, ir ant viso dar šito torto uždėti didžiulį šokolado sluoksnį, kad yra, nusako, kaip pas jūsų talentais, ar yra darbo jėgos. Mes atsisukam ir sakom, važiuokit, Marijampolės profesinio rengimo centrai yra 2,5 tūkstančio, ir kiek dabar aš net nežinau, vienas didžiausių profesinio rengimo centrų Lietuvoje. Industrinis neišvengiamai miestas. Ten nebus spa, nebus ten visokių ten tų slidinėjimų, ten nebus, reiškia, gal ežerų ir health resort ir kaimo turizmo. Bet ten visą laiką bus tokie verslai, kurie hardiniai verslai, didžiulės kompanijos, jos gamina dideliem top brandam, Audi, BMW ir taip toliau. Tai, visą tai užduoda toną, kad ten bus uždirbami pinigai. Pardavimuose dėja, bet nėra antros vietos. Tik pirma vieta arba nėra vietos. Dėja, aš tame dirbu per 20 metų. Tai ką darysi, jau man tas kraujyje. Ir dėl to tu esi tas toksai, tikrai aršus, jeigu jau pajauti kraują, tai mes visi, kaip sakyt, lezai nustojam būti partneriais. Ir tada tikrai pradedama aštriai konkuruoti dėl bet ko, kas juda ir kas bent kažkiek dairosi tą vadinamą site selection daro per tos atstovus, teisininkus ar tas agentūras, per kurias jie čia skrynina Lietuvą tame tarpe. Nesvarbu, ar jisai sėdi ten gamyklos ar banko ar kokioje valdyboje, ir jis tiesiog akcininkas, jau atsitraukęs nuo verslo. Iš kiekvieno jų yra galima kažką išmokti. Tie verslininkai, kurie perplaukė ne vieną, ne du ir ne 3 kartus visą pasaulio vandenynus, jie turi tą reason to believe ir teisę tam jaunam žmogui, šiuo atveju man kažkada, paaiškinti, kaip reikia mąstyti. Ir tą mąstymą pasiimti iš tų žmonių aš linkėčiau kiekvienam ir kuo daugiau. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki Prevens podcast'o klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo įmonės vadovas ir savininkas Simonas Petrulis. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Apie paties veiklą ir dabartinės tendencijas, tai Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymas ir vizijos įgyvendinimas, kokios yra dabartinės pagrindinės naujienos ir ką esat nuveikia šitos vizijos įgyvendinime. Prieš 8 kokius metus buvo žalias laukas, tikrai žalias laukas, grynas žalias laukas, tikras startupas, toksai. Ir po šitų metų atsisukus atgal pasižiūrėjus, ko tik ten nebuvo, bet šiandien dienai mes išsikristalizavom rinkas, į kurias mes norime eiti, savo tikslinį investuotoją, kurį mes matom, kurio mes tikim, kurią mes galim sukurti geriausią pridėtinę vertę iš to, ką mes čia galim pasiūlyti šitam regione Lietuvoje. Mes, bet to, kas yra tradicinis, lezas ar ne vadinamas, kad iš ko tai yra susidedantis, gal aš trumpai vardinsiu, kad tai yra, vis tiek yra žemės apibrėžta teritorija, tai yra infrastruktūra, kurią tu turi tam piragę pasiūlyti, reiškia, jau esančią infrastruktūrą, ne kažkur ten kažkada būsimą arba suprojektuota, bet esamą veikiančią infrastruktūrą. Tai yra mokestinių lengvatų visas paketas ar ne ateinančiam investuotojui, tai yra mūsų paslaugų tam tikras paketas, tai yra savivaldybės požiūris ar ne ir tarybos, reiškia, nusiteikimas, kad investuotojai yra gerai. Tai Marijampolė, man atrodo, jaunosios kartos politikai tą tikrai gerai supranta, teisingai supranta, čia yra tokia depolitizuota, dekonkurentizuota sritis, kur nauji investuotojai pagal faktą, jeigu jie ne kokie nors ten taršos arba neaiškios kilmės, pagal nutilėjimą yra laikomi gėriu. Tai tą Marijampolė mums tikrai pavyko pasiekti. Ir greitis, kurį mes pasiūlom, ar ne, šitam visam pakete, irgi leidžia tą užtikrintą tokį, kad mes esam,
žymiai greičiau priimantys sprendimus, paprasčiau negu kur Vilniuje ir ne Kaune, nes natūralu, kad yra didieji miestai, ten yra daugiau visokių procesų ir sudėtingesni. Tai ant viso šito antstato dar mes nutarėme valdyboje, kad mes norime pasiūlyti dar daugiau pridėtinės vertės investuotojų, jau čia tas pyragas toks gaunasi, reiškia, su sluoksniais ir kadangi ta teritorija pagal LES pagrindų įstatymą yra apribota, ir tą riboja Europos komisijos tam tikros kvotos, kurios eina į Lietuvą per Seimą, per vyriausybę, per inovacijų ministeriją, per savivaldybės, reiškia, arba žemė yra atitinkamai valstybinė arba savivaldybės, kur yra nuomojama tam verslo modelį, negali būti tam privačio šiai dienai. Nors ir tą mes irgi kvestionuojam ir LES asociacijai svarstom šiek tiek, kad turim tam tikrų gerųjų praktikų, pasaulinių praktikų, kurias bandom atnešti ir į Lietuvą, ne? Kaip tie daug keliaujantis ar nedaug matantis tų paslaugų teikėjų ir už Lietuvos ribų, pateikti investuotojui jau paruoštą arba dalinai paruoštą gamybinį sandėliavimo pastatą greitam įsikūrimui. Ir mes tikim, kad tai yra konkurencinis pranašumas, nes vienas dalykas, kai tu ateini ir tau sako, va, ten yra laukas, arba ten kažkoks tai senas pastatas, jau ten pakiužęs. Vienas dalykas, ne, ir kitas dalykas, kai ateini, va, į Marijampolį ir dabar vienas investuotojas sako, žinot, pravažiavau Estiją, Latviją, Lietuvą šią vasarą. Ir sako, pas jūs yra, visiškai, naujausia, dar ekskavatoriai važinėja, ten tą gatvę įrenginėjam naujausia infrastruktūra Baltijos šalyse. LESas turintis, viską absoliučiai. Plus, ko aš nepaminėjau, be to, kad mes dabar iš tikrųjų rinką eisim su vienu ar keliais pastatais, ne, tai nuomai ir greitam įsikūrimui gamybiniams klientams. Ne tiek mes ten logistikos norim, tikrai ne ofisų, bet gamybiniai, pagal jau ten atitinkamus parametrus, tinkantis pastatai būtent gamybininkui. Ir, toliau belieka turbūt tik tai, aišku, girti standartinę mūsų lokaciją, kur ir, mes labai aiškiai pasakėm ir merijoje turim tam tikrą, užtikrinimą ir palaikymą, kad pozicionuosim save kaip sausumos uostą. Nes, žinot, jeigu atplauktai į Klaipėdą, jeigu išskrist arba atskris, tai Vilnius arba Kaunas, ne, tai protingai žiūrint. O sausumos uostas, tas, kas geležinkeliais arba asfaltų išvažiuojama arba įvažiuojama į Lietuvą yra iš esmės tik ir vien per Marijampolę. Tai yra, Via Baltica, Rail Baltica, tos gerai žinomos jau mūsų terminologijoje savokos. Ir, mes strategiškai esam priversti būti sėkmingi, nes kai tu atsistoji ant uosto, dvipusio eismo uosto, visos tos, tos sunkiasvoris transportas ir tos vadinamos fūros, jos važiuoja arba į vieną arba į kitą pusę. Natūraliai tu stovi ant kelio. Tai kas mums belieka, jeigu, kaip sakyti, nemojuot vėliavom ir sakyti, žiūrėkit, o čia dar pas mus galima ir gamyba, ir greitai, ir pigiai, ir ant viso dar šito torto uždėti didžiulį šokolado sluoksnį, kad yra, sako, kaip pas jūsų talentais, ar yra darbo jėgos ten, darbo žmonių. Reiškia, žmonių, kurie dirba apskritai. Mes atsisukam ir sakom, žiūrėkit, Marijampolės profesinio rengimo centrai yra 2,5 tūkstančio, kiek dabar aš net nežinau, vienas didžiausių profesinio rengimo centrų Lietuvoje, su filialais Vilkaviškyje, Marijampolė, Kaune, ten turi visą eilę, reiškia, partnerių. Mes turime drąsos teikti, kad viena įdomiausių vietų gamybos plėtrai, tiek lietuviškam, tiek ir tarptautiniam užsienio verslui yra pas mus. Ir ar tu atvažiuoji ir kažką jau čia, kaip sakyti, toliau veši, paketuosi, rinksi, gaminsi ir veši toliau, bet į kitą pusę sugretintos vėžės, visa tai eina pro mūsų kiemą, vadinkim taip, 14,35 mm, jeigu Rail Baltica tą žiūrėti, europinės vėžės standartą. Ir Via Baltica, kuri dabar baigėsi jau ten tie darbai į Lenkijos pusę, visa tai jau yra. Tai mes sakom, kad būtų nuodėminga strategiškai nepasiūlyti viso paketo, kitaip tariant, viso paketo aplinkos, kur galėtų ta gamyba įsikurti ir mes tikim, kad vėlgi industrijos, kurios yra stipriausios jau Marijampolė paskutinius 50 metų yra tos pačios ir 3, aiškiai mes iškristalizavę, tą vadinamą 3M, tai yra maistas, metalas, mediena. Nes, pasižiūrėjus visą eilę kompanijų, labai daug kompanijų, aš jų nevardinsiu, kurios jau daugybę metų, labai senai arba nesenai veikia ir sėkmingai veikia ir pritraukia tos darbuotojus ir nemato problemų. Mes nebepozicionuojam savęs kaip žemo atlyginimo darbo užmokesčio regiono. Visa Lietuva jau iš to išeina.
Ir jeigu tu atitinkamai norėsi pritraukti gerus žmonės, atitinkamai tose srityse, mes niekada nekonkuruosim ten medicinos, bio, lazerio arba kažkokiose technologijų, reiškia gamybų, nors ir tai paskutinis investuotojas yra iš bio maisto srities. Nu, tai kas belieka, jeigu nepasidžiaug to, kad ir tokius sugebam įtikint, kad jie tam agri-food mūsų regione ras ir tos darbuotojus, ir tas medžiagas, ir reiškia tą augalyje, kuri jiems reikalinga ten atitinkamai jų jau ten aukštos pridėtinės vertės proteino gamybai užtikrinti. Jo, tai ir pakalbėsime ir apie šitą investuotoją, bet ta mintis, kuri nuskambėjo pradžioj, kad mes jau kalbame ne apie plyno lauko investiciją, apie tam tikrą ar ne išvystytus, į tam tikrą išvystytą į nekilnojamo turto infrastruktūrą, aš kaip suprantu, tai šita mintis jau materializuojasi ir tampa kūnu po truputėlį. Kirbėjo, jinai gal ir sėdėjau, kalbėjom prieš keletą metų, nu tai kol kas jinai dar buvo nedrasi ir Kaunas ir Klaipėda pramušinėjo tą ledą, mes žiūrėjom taip iš toli, galvojom, kad jie dideli, jau virš 20 metų veikia, sėkmingi, daug kompanijų ten turintis, mes tik pradėjom čia tą veiklą, sakykime, su keletu, bet matom, kad neišvengiamai yra daugybė tų barjerų, kurias reikia perlipti, ten reiškia tą patį pastatą pasistatyti, ne iki galo žino dar kam išnuomo, tai yra, sutikit, yra tikrai aukšta ekvilibristika, bet pasižiūrėjus, kad ir Kaunas ir Klaipėdas išnuomoja vienokiam ir kitokiam sąlygom, ilgiau, trumpiau, ten vieną kitą kainą, apie kainą dar anksti gal kalbėti, bet išnuomoja tos pastatus, reiškia, tai yra rinka, ateina ir pasako, mums reikia tokio pastato, arba reikia tokio pastato, reiškia, ir tą tokį arba kitokį pastatą, ten jį kažkaip ten, reiškia, turi suorientuoti į konkretų poreikį, arba susitarsi arba ne, priklausys vėlgi nuo to investuotojo. Investuotojų visokių būna. Vieni yra ant žemės vaikšto labai realūs ir sako to, arba taip, yra arba ne. Kiti ten svaigsta, kad ten labai ten pagal juos reikia adaptuoti ir tikrai bus eilė, su kuriais mes nesusitarsim. Tiesiog nesusitarsim, nes jeigu norės labai trumpo kontrakto periodo ir labai specifinių poreikių ir ten švoką išvystyti vienokį, ten rampų galbūt kitokį, ten reiškia kiekį ir ten specifikos ir ten maždaug be jokio atsitraukimo įsipareigojimų, tai vienas pokalbis, kitas pokalbis, jeigu ateina verslas tarptautinis ir čia plėtrą daro kažkokią arba ten kažką dabar iš tų rytų pusės, Azijos pusės relokuoja, pavojingas žodis, bet relokuoja ir ateina, grįžta, sakykime, į Europą. Tai čia mes esame jiems pasiruošę mojuoti, kaip sakyt, visom prasmėm ir pasikviesti ir sėsti prie apskrito stalo ir paruošti tą dirvą, jiems nuleisti jų tą gamybinę įrangą ir atitinkamai darbo rinką jie turės arba susirasti, arba konkuruoti, arba perpirkti, arba pasiruošti patys užsiauginti. Suprantu, vienam projektui jau yra ir gautas ir statybos leidimas ir neužilgo galbūt jau mojuosit ir rakteliais. Rakteliai gal dar turi praeit laiko, bet taip, iš tikrųjų keletą turėjom prieš projektinių pasidarę ant tų sklypų, susimažinom sklypus šiek tiek, kad pasidaryti mažesnius 1,5 iki 2 hektarų ir visus juos mes norėtume užsėti, mes galim turėti 5-7 pastatus, o tokius po pavyzdžiui 5,000 ar ten iki 10,000 kvadratinių metrų gamybinį pastatą, kur šiuo metu, kaip sakyt, pradėjom, mažai žingsneliais eiti, po statybų leidimo dar seka genrangovo strateginio pasirinkimas. Nelengvas kelias, norinčių yra daug, ko mes džiaugiamės, nes nekilnojamo rinko dabar kaip tyčia kur čia tas medis vėl reikia pabelsti 3 kartus. Reiškia, dėkinga situacija ir pinigų kaina ir tas, sakykime, genrangovo dėrybos eina neblogai, sakyčiau, taip vertinu. Ir toliau belieka pasistatyti tai, ką mes esam sumanę. Ir po viso šito be abejo dar atitinkamai rentabiliai išnuomoti ilgalaikiam patikimam klientui, partneriui, su kuriuo norėtume augti kartu ar ne, tęsti tą santykį. Tai vėlgi mes turim tam tikrą įsivaizdavimą, kas tas yra mūsų tas investuotojas, kas tas yra klientas. Tikrai neignoruojant ir lietuviško kapitalo įmonių, bet didžiąją dalim neneigsiu, kad vieno akies krašteliu žiūrimi tokias skandinaviškas kompanijas, kurios arba jau veikia Lietuvoje, plėtrą planuoja, arba planuoja galbūt plėstis iš Skandinavijos, sakykime, jiems labai artima ir pažįstama namų rinka, net kaip jie vadina, Baltijos šalis, o gamybai iš Baltijos šalių, mes manom, kad Lietuva viena tokių labiausiai patrauklių, o Marijampolė yra sausumos uostas. Geras.
Kalbant apie lietuvišką kapitalo įmonę Divax ir jos atsiradimą Marijampolės leze, ką sako ta istorija jum patiem, kaip galbūt įvertinimas ir kartu galbūt mūsų ir klausytėm šiek tiek nupasakoti, kokios specifikos ir industrijos verslas čia įsikūrė. Labai įdomus projektas, kaip taisyklė visą laiką labai keistom aplinkybėm kažkur už skverno, vos ne ir uoste, pakeliu jiems važiuojant į Lenkiją, pabrėžiu į Lenkiją. Viena iš tų žydrųjų paukščių ir maždaug irgi nežinojo, nes dar buvom ir tos infrastruktūros nepasidarę ir nežinojo iš tikrųjų apie tas galimybės, kurias mes galim pasiūlyti. Tiesiog kviečiam apvažiuoti Marijampolę kokių gražių saulėtų pavasario vakarų ir apsidairyti, kaip viskas atrodo. Kaip atrodo mūsų miesto centras, parkas ir atitinkamai jau dabar kviečiu ir į Marijampolės lez naujas infrastruktūrą aprūpintas teritorijas ir pasižiūrėti, tiesiog pasižiūrėti metams, 2-3 į priekį, jeigu planuojat plėtrą, tai su šito klientu lygiai taip pat, ten sako maisto, aukštosios technologijos, biotechnologijos galima sakyti, jeigu Marijampolė čia taip atrodo nesuderinam, ar ne? Iš kitos pusės, pasižiūrėjom, agri-food regionas, kuriame jiems yra labai gerai, reiškia, dėl tam tikrų priežasčių ten savo pašarą, reiškia, susižiūrėti, nusipirkti, įsigyti, atsivežti, labai patogu. Toliau darbuotojų gal ten nėra labai daug, ne, kaip ten kokio nors ten Dovistos atveju, kur reikia daug darbo rankų, pas juos ten gal, nenoriu sakyti skaičių konkrečių, yra, sakykime, mažiau. Tai visą tai mes su minėtų profesinio rengimo centru plus Kauno technologijos universiteto partnerystė irgi esam suėję į tam tikrą jau, vėlgi čia jiems geriau uždavinėtos klausimus, partneriavimą dėl laboratorijų, jas pasileido ir Vilniuje, ir Kaune, kiek žinau, ir jau to gamyba darosi, tik tai laboratorinių mikro lygių, ten to vadinkim taip, ką daugelis toj srityje gal bando savo garažuose bandyti, bet visa jų ta strategija pastatyta ant to, kad jie tą kels į labai labai aukštą pramoninio multiplikavimo lygį. Ir dabar atsiuntė vieną kitą galimybių studiją pasaulinė ir Europai, prancūzai lygiai taip pat iššovė dabar nesenai, ten 160 milijonų panašų verslą, tai gal čia bus mažesnis, aišku, Lietuvoje, bet jau irgi mes kalbam apie, matyt, kad didesnė negu 50 milijonų kapitalo investicija Marijampolės leze. Vienam iš sklypų, kurį mes jau jiems rezervavome. Ir tai bus vertikaliai integruotas verslas, ar ne, kuris iš esmės ir žaliavų klausimą, ir galutinio produkto išspręs vienoje teritorijoje. Viskas, tai vadinama žiedinė ekonomika, pas mus viskas, Marijampolė, įsivaizduokit, viską randa, atvažiavę čia. Mes svarstėm ir jiems, reiškia, dėl tų pastato ir tos verslo modelio pritaikymo jau nuomai, kad mes statysim, paskui nuomosim, bet paskui taip išsigandom, jeigu atvirai, nes labai sudėtingas tas pastatas, labai unikalus pastatas ir atsitraukiam nuo tos idėjos, kad vis dėlto jie patys darosi tą jau sklypę, tą visą infrastruktūrą ir įrangą ir pati ta pastato dėžutė bus labai unikali. Mes labiau linkę eiti gal tokio universalizuoto pastatų projektavimo ir statybos, kad jį galima pernaudoti vienas investuotojas ar keli investuotojai, arba paskui jau po 5 ar 10 metų, jeigu investuotojas keisis, jie užaugs ir savo kažkur statysis. Vėlgi, kad tai galima būtų tą reusability užtikrinti, tai reiškia pernaudojamumą, o pas juos yra unikalus ir toks tikrai specifinis objektas. O kalbant apie Dovistos plėtrą, kokia dabartinė yra situacija šito? Jie turi tam tikrus planus, vėlgi esam ir verslo žinom kažkada komentavę, gal nenorėčiau ten labai to irgi plėsti skaičiais, nes čia etiketo prasme aš stengiuosi nei pavadinimais, nei skaičiais už klientus nekalbėti. Pas juos yra iki 2030 metų dideli tie skaičiai, kurie buvo minėti kitoj medijoje. Kažkiek galbūt jie tą ne taip greitai kaip Continental ar Hella, reiškia kompanijos Kauno leze, reiškia vysto, bet jau su šiom kalėdom, jeigu neklystu, jie planuoja persivers per turbūt 400 naujų darbo vietų barjerą, kuris irgi buvo suplanuotas dar šiais metais, kaip ir viskas pagal planą. O kas liečia statybas, tai vėlgi priklauso labai nuo to, kaip ir kiek ir kokios tos eksporto rinkos, vėlgi man sunku komentuoti, bet jie numatė tam tikrą mūsų teritorijų, ten daugiau jiems paimta šiek tiek teritorijos plėtrą, po netgi kelis pastatus plėstis tam tikrų žingsnių iki ten, sakykime, 10 metų dar, sakykime, nuo šiandien. Okay. Kalbant apie naujų pramonių ir industrijų galimybės, ar ne, po Seimo sprendimų atitinkamų ir
pokyčių atsirado galimybė, ar ne, Lezuose steigtis gynybos pramonės įmonėms. Kaip tai gali paveikti būtent Marijampolės Lez plėtrą ir vystimas? Ar yra kažkokių tai galbūt galimybių, vizijų, matymo? Manau, kad jeigu vienu žodžiu, tai tik teigiamai, nes tai atidaro duris į visiškai naują industriją. Turint galvoje, kad Vokietijos, ne, batalionų kontekste, vėlgi, ko aš nei žinau, nei galiu žinoti, ar ne, planų čia 5-6 metų perspektyvoje jų relokacijos, jų karių, jų šeimų relokacijos, kas liečia gal daugiau link Kauno, ne, kaip didžiojo miesto, akademinio miesto. Mes vėlgi esam pakeliui ir ne kur kitur, nei pro Marijampolę jie turės ir atvažiuoti ir pirmin atgal važinėti. Tai esame įsitikinę, kad ir jiems galime būtent vokiečių pramoniai pasiūlyti atitinkamai vietą, kur galima krauti, sandėliuoti, gaminti, surinkti, išrinkti galbūt, vežtis būsimąją Rail Baltica 2 ar ne kanalų savo įrangą, vadinkime, kaip ją pavadinti saugiai. Arba kažkokias tai detalės, daryti servisą galbūt, nežinau, kas lydi, reiškia tų karinių tokių didelių masyvų judėjimą. Ne mano ekspertizės rytis, bet vėlgi mes turim neišvengiamą sėkmės faktorių, kad pro mūsų eina iš vienos pusės Rail Baltica 1 su Via Baltica, iš kitos pusės Lezo eina Rail Baltica 2 ten su krovos aikštele. Tai belieka, kaip sakyti, susiradus ir svarstam tokias slaptą mintį, išduosiu paslaptį, strateginės partnerystės su logistikos kompanija. Logistikos kompanija arba galimais galbūt partneriais, kurie turėtų tokį jausmą, kad galėtume čia rasti bendrą kalbą. Tai artimiausiu metu matyt, kad verta išgerti tą kavos puodelį ir apie tai pasikalbėti, nes tie procesai vyks, ta infrastruktūra atvyks ir tai įvyks. Ir turbūt tai bus dar impulsas vėlgi tam tikrom paraleliniam industrijom ar ne gyvuoti. Kalbam turbūt ir apie galbūt viešbučių ar ne apgyvendinimo paslaugas teikiančių. Aš prieš 9 metus atvažiavau Marijampolę, tikrai nebuvo taksi kompanijos, tai ir tų boltų nebuvo, aišku, ir tų kitų dalykų. Buvo ten gal 100-150 lovų, vadinkim taip, viešbutinio aptarnavimo, maitinimo, tų pristatymo į namus, irgi tokia čia gal naujiena, gal ne, man tai nebuvo naujiena, bet pas mus gal šiek tiek buvo naujiena. Tai dabar yra gal 4 ar 500 lovų viešbučių. Ne viena kompanija teikianti pavėžėjimo paslaugas nuo mažo automobiliuko į autobusų, kuriais vežami darbuotojai iš regiono, ne tik mieste, ne tik kalbu apie miesto autobusus, bet aš kalbu apie privačias kompanijas autobusais vežiančias darbuotojus pagal spec grafiką. Ir daugybė kitų papildomų paslaugų teikėjų, smulkaus verslo, suprantama, vietinio, kuris nuo to, kad gali atvežti, nežinau, sriubos ar kokteilį kažkokį darbo vietą, ir iki to, kad visa eilė projektavimo, statybos kompanijų ir panašiai, jos, aš manau, kad turi galimybės, turi interesų. Klausimas, kiek jos pasinaudoja to, kiek jos aktyvios, sakykime taip, mes gyvenam tarptautinės konkurencijos aplinkoje. Jeigu investuotojas sako, kad pasistatys su Lenkijos kompanija, tai mes kaip Lez valdymo bendrovė negalim nieko daugiau padaryti, negu skiestelt pečiais. Bet jeigu žiūrint taip konkurencingiau, agresyviau eiti į tuos investuotojus su savo paslaugom, tai konkuruoji, darai geriau ir laimi konkursus. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Turiu tokį klausimą, paklausiu nestandartiškai, galbūt taip kaip nauja karta klausia apie Marijampolę apskritai. Koks vaibas yra Marijampolė? Kas yra jaunai kartai, ne, Marijampolė? Dalis neneiksiu, reiškia, tie, kurie turi ambicijų, reiškia, važiuoja ar Londone, ar New Yorką, ne, čia mes tam esam tokį sukūrę, jau toj 10 metų bus maloniai, jeigu teko girdėti, Marijampolė, Londonas, New Yorkas, tokį judėjimą su vienu menininku ir jo draugais. Tai ir koncertai, ir ten tapybos, reiškia, darbai vidury miesto ant pastatų, labai įdomus renginys vykstantis vasarą. Iš kitos pusės jaunoji karta, jeigu žiūrėt, tokia, kurie mėgsta rankas, ne visi turi būti programuotojai arba šir centruose dirbti, arba medikai, arba teisininkai, Vilnių atvažiuoja, čia labai gražu, bet čia, kaip sakyt, tik teisininkai ir sukasi, toks jausmas, arba IT žmonės. Žmonės, kurie mėgsta tvarkyti automobilius, žmonės, kurie mėgsta dirbti su agro įranga, žmonės, kurie dirba su medžiu, žmonės, kurie virina be galo
galo ten dabar daug kur uždirba, sako, nežinau, bet jeigu klausyt, ką jie kalba, tai ten labai daug uždirba. Tai labai keista man, bet, daugybė čia, ne, aš jau visų pirštų neužlenksiu, kurių daugumą parengė ta pati Marijampolės profesinio rengimo centro mokykla, pavadinkim, kaip mokykla plačiaja ta žodžio prasme, jie ir dauguma jų yra išgraibstomi toj pačioje rinkoje, netgi nesakau, kad vien tik Marijampolėje, Lietuvoje arba už Lietuvos ribų. Ir tenka gauti tokių paklausimų ir toj Norvegijoje ir Lenkijoje įvairūs projektai apie tos pačios suvirintus, sako, 50 suvirintojų galit grupę atsiųsti, pusę metų turim užsakymą. Negalim, neturim. Yra tas momentas. Iš kitos pusės, nuolatinis tas augimas ir sakau, virš 2000 yra mokinių, toj profesinio rengimo centre, srautas, kuris yra pastovi po kelius šimtus, ten tų mokinių išeina į rinką kasmet turbūt, ne, aš nepasakysiu paskutinių skaičių. Tai tiesiog verslas yra visą laiką kviečiamas proaktyviau ateiti, pasakyti, ko reikia. Ne tai, kad duokit vakarą, nuo bortelio nepakelsi 100 ar 200 žmonių ir nenuvažiuosi į darbo vietą kitą dieną. Turi prisidėti įvairios programos, įvairios stipendijos, įvairūs tam tikri kalibruoti, sujungti moduliai, kurios labai proaktyviai, žinau, kad ir vadovybė profesinio rengimo centro dirba su tais klausimais. Ir panašu, kad labai konkurencingai ir sėkmingai, ypač metalo apdirbimo, maistininkų, gal ten daugiau yra ir Kauno technologijos universitete ruošiama specifinių chemijos, ten reiškia elektronikos dalis, bet grįžtant prie medienos apdirbimo yra ruošiami specialistai čia. O kalbant apie visą šitą priemonių paketą, iš esmės matosi tendencija, kad ir jaunos šeimos galbūt kuriasi ir lieka, grįžta, kokie galbūt yra skaičiai, statistika, gal tik tai pojūtis, bet ar tai daro įtaką, kad žmonės liktų, kurtų ten? Nedviprasmiškai atsirado tokia nuotaika, kad jaunoji karta nori likti prie tėvų, nes labai gerai priduoti vaikus po darželio tėvams, ar ne, ir gyventi galbūt netgi dideliam name, o ne 2 kambarių bute, adekvačiai įsigijus su paskola ir tada jau 2 jauniems tėveliams su 2 vaikais, net važiavus kokį Vilnių su visą pagarbą arba Kauną, natūralu, kad ten reikia tada jaunam žmogui imti 2 lizinginius automobilius ir paskolą būstų įsigyti kainą, kuri yra Vilniui pakankamai šiandien dienai aukšta pagal mūsų pragyvenimo lygį. Tai Marijampolė, kai įsivertinė, kad gali gyventi prie miškelio arba prie ežerėlio, tėvų name su vienu automobiliu iš esmės arba paspirtuku į darbo vietą nuvažiuoti, gerų oro aišku. Tai ir darželėje yra, 5 auklės, 12 vaikų ir yra vietų. Aš nežinau, kaip skaičiais pasakyti dar kitaip, kur yra gyvenimo kokybė geresnė pasvėrus, labai gražu. Vilniui visada yra daug gražių pastatų, ar net dar gražesnių mašinų ir visoko. Bet kai atsveri tą asmeninę žmogaus gyvenimo kokybę, aš ir pats tą savo gyvenimo kompromisą esu prisėmęs, kur gyventi, ar Londone, ar New York'e, ar Lietuvoje, tai nusprendžiau, kad aš noriu gyventi Lietuvoje. Ir aš matau labai daug pridėtinės vertės ir to asmeninio komforto, absoliučiais dydžiais nelyginkim atlyginimo New York'e ir Marijampolė, bet mes palyginkim visą tai, ką tu gali konvertuoti už tą pinigą, reiškia į savo asmeninį gyvenimo komfortą, kokybę ir sveikatą. Turiu galvoje visą tą sveikatą, nuo to žodžio, ką tu geri, ką tu valgai, kaip tu būni, kaip tu leidi laisvalaikį ir panašiai. Aišku, kad jeigu tu nori paslidinėti arba ten nueiti į operos ir baleto teatrą, tai natūralu važiuoji arba į Druskininkus, arba į kitą šalį, arba į Vilnių, atvažiuoji. Nebūtina turėti visko visai vienoje vietoje, bet pažaisti futbolą, krepšinį, tenisą ir net nemokamai yra žymiai paprasčiau ir lengva ir įmanoma Marijampolėje, atitinkamai, jeigu laukia turint galvoje atitinkamų sezonų, negu didmiestyje. Tai tą su laiku vis labiau ir labiau ją vertina jaunoji karta. Ta nuotaika pačiam mieste, jis yra, aš esu buvęs ir visai neseniai, jis yra kitoks, jis tokia jau turi kažkokią tai energiją. Jis yra kažkoks yra national proud of being there. Nežinau, kaip tą paaiškinti. Marijampoliečiai didžiuojasi, bet jeigu žiūrėti tokia, kas yra Marijampoliai? Tai yra industrinis
industrinis neišvengiamai miestas. Ten nebus spa, nebus ten visokių ten tų slidinėjimų, ten nebus, reiškia, gal ežerų ir health resort ir kaimo turizmo. Bet ten visą laiką bus tokie verslai, kurie hardiniai verslai, kurie pritraukia prie savęs tarptautinius tos investuotojus ir visus ten suomius, prancūzus, dabar prancūzai nusipirko tą geležinkelių, ten tą geležinkelių stikų, tą kaip čia vadinta įmonė, Svetrakas, paskui šitie ispanai kokie nors ten tą Seauto Foržas, didžiulės kompanijos, jos gamina didelėm top brandam, Audi, BMW ir taip toliau, buvo Vokietijoje prieš porą mėnesių turbūt. Nu, ten yra įspūdinga, ten ateini, ten įspūdinga, ta prasme, pastato didžiojo presai kala ten velinus ten tos važioklių, Scania arba ten to pačio Audi arba BMW. Tai, nu, visą tai užduoda toną, kad ten bus uždirbami pinigai. Pinigai reiškia cirkuliacija energija reiškia, nu, chebra turės kur dirbti. Buvai užsiminęs apie tą gerąją praktiką, kurią matot pasaulyje ir norit atnešti ir Lietuvoje. Galėtum konkretizuoti, kokios tai mintis ir kokią išraišką, turbūt, ar ne, per teisės aktų pokytį ir lobizmą. Nu, tai mes tą nenorim vadinti galbūt lobizmo, ne, čia toksai daiktas subtilus šiais laikais. Lietuvos lezo asociacija, per kurią mes kalbame su ministerijom, su atitinkamom institucijom ir bandom neštas pasiūlymus ir į Seimą, yra įvairių momentų, tokių kaip taršos, tokių kaip privačios žemės įtraukimo po lezų kaip galimybės, nes šiandien dieną yra tik tai galimybės savivaldybės arba NŽT žemė, reiškia nuomotis ir ją subnuomotis atinkamai ten suprojektavus ir rengus viešą infrastruktūrą. Kalbant apie terminus, kalbant apie ten, reiškia, atitinkamus paskui įsigijimus tos valstybinės žemės po to termino, po 99 metų, investuotojams vis tie klausimai kyla šiandien. Jų teisininkams ateina kokie Big Fourai ir jie iš karto klausia, žiūrėkit, pas jūs čia yra labai fainai, bet jūs žemę turit ar ne? Ne, mes neturime, mes ją nuomojamės. Mokam kas metus nuomą. Reiškia, ir turim ar neturim investuotojų, vis tiek mokam, ne, valdymo bendrovės. Ateina investuotojus, tada mes jau ją ten regresuojam, kažkaip įtraukiam į paketą, kad, nu, jūs subnuomositės, teisiškai teisingai kalbat, ar ne, tėvas, kai pasivertina, sako, tai kaip toliau, mūsų fabrikų pristatysime, ne, per 5 metų, o kaip mes ten paskui ten, nu, jūs gal sakysite, čia viskas nacionalizuojam. Tai labai yra įvairių tokių spirgų, kuriuos, nu, norisi, nesinori, gal čia labai viešai jų ten viniot, bet yra aiškus atsakymai, aiškus prioritetai, aiškus įsigijimo taisyklės sąlyginai, bet mes turim dar daugiau tų praktikų, mes priklausom, dabar įstojame, esam kaip lezo asociacija į tarptautinį lez, reiškia, nu, formą, vadinkim taip, jis beje irgi Dubai yra tas centras, ten yra 3,5 tūkstančio pasaulio lezų, nu, didžiausias tas, reiškia, forumas ir mes esam kaip nariai asocijuoti ir ten yra įvairiausių tų praktikų. Aišku, ten yra daugybė dalykų, kaip ten dėkti, reiškia, muitinių operacijų sutaupimą arba supaprastinimą, kokiam nors aerouoste. Mums tas nelabai tas aktualu galioja, gal nebent čia kokiam Kaunui būtų, ne muitinės tarpininko kokio nors. Jūros uostai, nekilnojamo turto momentai, mokestinių ir rezidentų aptarnavimo, bankinių paslaugų atidarimo. Vėlgi pas mus Lietuvoje iš vienos pusės mes sakom, kad čia greitai per 2 dienas atsidarom, šiandien dienai tą reikia irgi pasvert, ne visai greitai, nes tikrinama galutinis naudos gavėjas į ten kitas šalis, tos kitos šalis atsiduria kur nors Kiprė, dar kur nors valdymo bendrovė, nu čia ne jos jurisdikcija. Mes negalim atsakyti, bet mes tik sakom, kad nu, jeigu jūs norėsit įsikurti verslą, nu jūs busit patikrinti atitinkamą institucijų, tas pats bankas neatidarys jums sąskaitos, jeigu bus neaišku, kas ten gale. Nu, pavyzdžiui, sankcionuoti verslai, jau yra tokių niuansų, ne, mūsų plotmiai, mūsų geografiniai padėti. Tai visi šitie filtrai turi būti pereiti ir patikrinti, atitinkamai iš tai yra atsakingos institucijos, bet jeigu viskas yra ok ir, nu, dėl ko mes irgi labai aiškiai įsipjovę savo kaip tikslinę auditoriją skandinavus, nes, nu, jie pažįsta mus per bankus, patys bankus čia valdo, per telekomunikacijas, patys valdo tas telekomunikacijas ir jie jau žino, čia laiko tą vidinę rinką, su jais yra paprasčiau kalbėtis. Jie jau atvažiuoja, jau žino, kas ta Marijampolė, žino, kur tas Vilnius ir žino, kur ta Nida ir Palanga. Tai tokiu būdu mes nešam tą fakelą ir kalbamės. Ir politikai iš esmės, nu, žiūri geranoriškai. Aišku, mes gal per siauras failas, ne, prieš rinkimus čia, kad mūsų kažkas labai čia, pavyzdžiui, nu, lagda kokią nors, ne, kelių direkcija, kuri ten visą laiką turi kokią nors pastabų. Nu, vėlgi, mes sakom, ko reikia tiesiant raudoną kilimą investuotojai. Nu, visos šalis, pradedant, nežinau, Singapūro, ne, baigiant Lenkiją mums miela. Tai mes bandom kaip pardavėjai Lietuvos atstovai tarptautiniu mastu sakyti, kad, nu, žiūrėkit, mes mušamės į krūtinę su mūsų pagalba,
mes jums padarysim, nueisim, už rankos nuvesim ir savivaldybę, už rankos nuvesim ir ministeriją ir tikrai bus, reiškia, raudoni kilimai tiems ypač didesniems verslams, 20 milijonų kapitalo investicijų ir daugiau, atidarytos tos duris ir tie žali koridoriai, degs jums visada, jeigu jūs ten tikrai plėsitės, kursite daugiau negu 100 darbo vietų ir daugiau, tai tik ateikite. Pardavimo procesas, ar ne? Lietuvos pardavimo procesas. Kaip jisai atrodo pokalbiuose su užsienio investuotojais? Nuo Adomo ir Ievos, ar ne? Socialiniai tinklai, asmeniniai tinklai, Invest Lietuva yra didžiulis partneris ir strateginis partneris, kuris yra oficialusis, tokia kaip oficiali agentūra parduodant į Lietuvą, marketizuojant į Lietuvą. Visi lezai yra tikrai partneriai šitos agentūros. Ir partneriai, ir draugai, ir dalyviai to proceso. Visa eilė kanalų, kurie prasideda nuo parodų atitinkamai, nuo komercijos atašė, kurie visai neblogai užsienio reikalų ministerijos, reiškia, organai, kurie veikia ir zonduoja, ir kviečia, ir organizuoja susitikimus, tos vadinamus atitikties ir konferencijas, kuriuose negalima kartais nedalyvauti, kai kuriuose gal atstovaujama yra daugiau galbūt korporatyviai. Ir asmeniškai galų gale važiuoji, dalyvauji, sužinojęs, kad ten kokioje nors Vokietijoje vyksta kokia nors atitinkamai renginys, kur daromas Bavarijoje koks nors ten automotyvo susitikimai su Baltijos šalių atstovais, tai natūralu, teko prieš mėnesį būt, įspūdingai atrodo, aplankiau visus kosminius laivus, geriausių brandų turbūt, galit nesunkiai atspėti, reiškia, automobilių markių, pasaulinių markių gamyklose teko pabūt. Ir pamatyti, kokio lygio ten automatizacija, robotizacija yra. Ne tiek ten daug tų žmonių, palyginti, aišku, ten tūkstančiais dirba, bet ne tiek žmonės, kiek ta procesų auditas, kontrolė, perkontrolė, ten, reiškia, sekimas viso to lean kaizen, reiškia, procesų optimizavimo ir veiklinimas. Ir kai rezultate iš to vadinamas on time, lietuviškai besandėlinės gamybos, rezultate kas minutę išvažiuoja vis kitoks automobilis, gatavas, pagamintas. Tai kartais yra protų sunku suvokti ir kiek mums dar reikės metų, kad mes jos pasivytume ir ar. Yra tam tikri dideli tarpekliai, kuriuos reikia peršokti, ar ne, tame pardavimo procese, kurie galbūt yra Lietuvos paveikslas užsienio investuotojų akise. Tai kokie tie tarpekliai yra, kaip jie mato Lietuvą ir ką reikia parodyti ir įrodyti? Yra žiaurus posakis pardavimuose, dėja, bet nėra antros vietos. Pardavimuose yra tik pirma vieta arba nėra vietos. Tai dėja, aš tame dirbu per 20 metų. Tai ką darys, jau man tas kraujyje. Ir dėl to tu esi tas toksai, tikrai aršus, jeigu jau pajauti kraują, tai mes visi, kaip sakyt, lezai nustojam būti partneriais. Ir tada tikrai pradedama aštriai konkuruoti dėl bet ko, kas juda ir kas bent kažkiek dairosi tą vadinamą site selection daro per tos atstovus, teisininkus ar tas agentūras, per kurias jie čia skrynina Lietuvą tame tarpe. Ir daugeliu atveju mes pralošiam. Pralošiam dėl to, kad nesam vertės grandiniai, logistikos grandiniai, nesam geresni energetiškai, mūsų energetiniai kaštai ir nepriklausomybė kelia klausimų ir pagristų. Yra niuansas dėl mūsų vidinės rinkos mažumo, mažumas versus Lenkijos vidinė rinka, tai vėlgi kart 10, jeigu ne daugiau. Statybos kaštai ir daugybė dalykų, kuriuos reikia apžaisti ir tenka, aš taip pardavėjiškai dabar save nusišaunu, kiekvieną sakinį. Bet yra daugybė dalykų, kurie visumoje mes aplošiam konkurentus ir tai yra iš tikrųjų tokios plonos, softinės, minkštosios vietos, kurios yra neišvengiamai kartais kritinės tiems verslams, kurie vis dėlto nusprendžia čia nusileisti. Kalbu apie visą Lietuvą arba Lietuvos kitus regionus, ne tik apie Marijampolę. Ir tai yra tas žmonių požiūris į darbą, tas lankstumas, darbštumas,
tas prieimas tų pačių valstybinių institucijų, tos pačios savivaldybės arba inovacijų ministerijos požiūris į investuotoją. Aišku, jeigu reikia keliama tikrai klausimas per Investuok Lietuvą ir iki vyriausybės, ten, kad koks nors vyksta nesusikalbėjimas dėl aplinkosaugos ar ten dar kokių nors leidimų ar dar kokių taršos. Tai visi tie dalykai, kaip jie turi būti ir labai greitai peršokami, pakartosiu dar kartą, labai greitai išspręsti, nes greitis yra vienas iš tų momentų, kuriuos mes parduodam, palyginus su konkurentais mūsų kitomis šalimis. Ir tie momentai žaidžia, be abejo, dislokacija, geografija, artumas kažkokių tai galbūt esamų kitų verslų šalia, kurių kūrėsi atitinkamas investuotojas, jeigu jam reikia ten, pavyzdžiui, kokios nors ten krakmolo gamyklos Panevėžyje šalia, arba reikia dviračių gamyklos, kuri tarp kitko visai nesnai jau bei įsikūrus Kėdainiuose, tai džiaugiuosi ir už konkurentus, kad ir jiems sekasi. Kalbant apie tą visą paties pardavimo patirtį, turbūt teko pardavinėti įvairių objektų, galima taip sakyti, ar ne, bet kiek pati privertė auginti save, pardavimo procesas būtent Marijampolės lezo, ar ne, vizijos, galimybių, tuo pačiu ir Lietuvos, tai yra visiškai kitas žvėris ir per kurios aspektus teko auginti save, atrasti save iš naujo. Gal nuvilsiu patį, atsakinėdamas šitą klausimą. Jau į Marijampolę aš atvažiavęs, buvau pakankamai pasportavęs, to pardavėjo prasme, ir tekė dirbti per 10 metų ir programinės įrangos pardavimuose. Kas tai yra? Tai yra iš esmės pardavimai valdyboms arba akcininkams, produkto, kurio negali pačiupinėti, bet pradžiai yra vizijos pardavimas. 10 metų. Tai, nuvilsiu atsakymų, bet nieko nesiskiria. Ar parduodi viziją, kaip tavo programinės įrangos sprendimai, kurie dar nesukurti, įveiklins tavo procesus, automatizuos, išsaugos, apsaugos, pratęs, užtikrins banke kokiam nors, arba ministerijoje, arba dideliai kompanijai, dėkdamas struktūrizuotos arba nestruktūrizuotos informacijos valdymo sprendimus, mobilius ar ne, nuo to, kad aš dabar iš esmės pardavinėju viziją investuotojui ar ne, gamybininkui, aišku, daugiau galbūt segmentas pasistūmė į tą pusę, nebe paslaugos, ne kas, ne telekomunikacijos, bet gamybininkas, kuris ten gamins ar slangus, ar kėdės, ar baldus, ar ten maistą, bandeles keps, atitinkamai tu jam parduodi, tai ką jau minėjau, tą aplinką, kurioje jisai jausis saugiai, patogiai, komfortiškai, užtikrintai, stabiliai, įstatymiškai nemėtomas, nevietomas, nieks iš jo, kad neskriaus, netiminės ten net žemės po 50 metų, kur juokavom. Savivaldybė nori ir demonstruoja ne tik žodžiais, bet darbais, kad nori, kad ateitų nauji investuotojai ir būtų kūrimas naujos darbo vietos ir taip toliau, ir galų galia tą savo kompetenciją ir to vaibu, tu parodai tam investuotojui, kad tu supranti, kokioj įtampoje jisai šiandien sėdi ir kad jam reikės tą padaryti per 2 metus, per 3 metus, bet kad ta gamykla stovėtų ir ten dienos gale ten iškristų ten tie varškės sureliai ar ten dviračio ratai ar ten, nežinau, langas, kas kažkiek tai sekundžių ir kad niekas jam netrukdys, atsiprašant, aplinkoje arba kažkokie tai, klerkai, kurie įsipatoginę, mol nenori nieko daryti. Tenka būti dažnai multikultūrinėje aplinkoje ir ne visi turi tą prabangą ir privilegiją. Galbūt yra tik tai pradedantis šitą kelią, galbūt yra patarimų, minčių, refleksijų iš nueito kelio ir galbūt tam tikrų pamokų tam pradedančiam verslininkui, kuris norės atidaryti ir tarptautinės rinkas ir rasti dialogą su skirtingų rinkų žmonėmis ir skirtingų kultūrų. Pirmas dalykas, skaityti knygas, ne? Antras dalykas, neteisk. Auksinė taisyklė, neteisk kitų kultūrų. Tuo labiau neaiškink jiems, jų kieme, kaip jiems elgtis. Ketvirtas dalykas, nenuvertink teorinių žinių, mokslų, įdedamų į praktiką, lietuviškai netaisyklingai kalbu, bet tai, ką moko ypač tarptautinės verslo mokyklos, mūsų atveju, arba koks ISM, arba universitetas, Tulas, Vilniuje arba Kaune, taip atrodo, ką čia panaudosi, čia teorija skiriasi nuo praktikos, bet
Jeigu tą sugebėsi suderinti ir pramankštinsi savo smegenis tose principuose, arba dėsniuose, kur kalbėjom, tai natūralu, kad 10, gal 3% iš to, jeigu bus panaudota praktikoje, tu tiesiog labai stipriai mažini klaidų, nuostolių tikimybę. Tai reiškia, kad tai yra irgi must. Toliau praktika ir dar kartą praktika, kelionės, išbandymas savęs, padarimas projektų, galų gale vėlgi dalyvavimas įvairiuose projektuose. Retu atveju turbūt jaunas žmogus iš karto, aš būsiu verslininkas ir čia statysiu gamyklą. Ne? Pradžioj jaunam, jeigu ne, verslininkui arba jaunam entreprenerystės gyslelę turinčiam žmogui, gal aš patikslinu klausimą, ką aš patarčiau, tai yra padirbėti korporatyve. Korporatyve, kuriame tu suprasi, kaip veikia taisyklės, kaip juda dokumentai, sprendimai, finansai, rinkodara, pardavimai, teisiniai procesai ir taip toliau, tada pas tave atsiras matricinis mąstymas, kaip verslas apskritai sudėtas. Nes tie patys yra 10 punktų ar 12, netinkliniam tam grafike, kur yra kiekvienam versle. Vienur tu būsi stipresnis, kitur silpnesnis, vienur pasisamdysi, kitur galbūt outsourcinsi, trečiur galbūt, reiškia, kažkaip kitaip įspręsi tą trūkumą, nes visko tu negali žinot, bet core business, to ašį, to verslo, kurį tu nori, išnešti į dienos šviesą, pasiūlyti pasauliui, tu be abejo, kad turi suprasti ir geriausia, kad tu toj industrijai būtum padirbęs prieš tai, o ne atėjęs ir, nusiteikęs atrasti dar vieną dviratį, kur net nesi nei karto važiavęs, nei surinkęs nei vieno rato. Taip šaržuosiu, bet labai sveika yra padirbti, ar ne, vienoje kitoje aplinkoje. Tai jaunam bet kuriam žmogui nuo 18 ar 20 metų, kokius iki 30, čia mano subjektyvus patarimas, padirbtam tarptautiniai kompanijai, kurių yra visi tie dviračiai atrasti. O paskui pakeliui dar surasi labai netikėtų idėjų, minčių ir tada jau įsispyręs savo tam tikrą vietą, išėjęs iš komforto zonos, gero atlyginimo arba gražaus ofiso, kur mes čia sėdim, tu padarysi tą verslą. Gal ne iš 1 karto, gal iš 6, gal iš 16 karto. Bet padarysi, jeigu norėsi. Jeigu norėsi, jeigu nebijosi rizikuoti, prarast, sumokėti kainą, kurią reikės sumokėti. Neišvengiamai. Ir jau visiškai pabaigai dažnai mūsų eteris taip pat yra vieta galbūt įvertinti tam tikras asmenybės, ar ne, arba žmonės, kurie tam kelyje buvo šalia ir per tuos, ar ne, iššūkius per visą karjerą buvo tam tikri atramos poliai, kurių dažnai nesimato, kurie yra mūsų tam tikras šešėlis. Gal yra tokių žmonių, kuriem norisi, verta ir reikalinga ir teisinga pasakyti ačiū? Tikrai tokių žmonių yra. Gal tai nėra vienas kažkoks išreikštas žmogus, bet aš visada ir kiekvieną dieną padėkoju tą dieną žmonėms, kuriuos aš sutinku. Tiek tiem, kurie pozityviai kažką tai yra nuveikę mano gyvenime, tiek negatyviai, vis tiek padėkoju. Čia, kaip sakyti, persiskaitęs daug knygų. Ir ta padėka man grįžta tuo pačiu vėlgi minėtų bumerangų. Ir tie žmonės, aš žinau, kad pajaučia, kad aš jam padėkoju. Aš pajaučiu, kad jie pajaučia, kad aš padėkoju. Ir tų žmonių, gal aš vardais nevardinsiu, specialiai neišskirsiu, ten nei vieno, nes jų buvo tikrai daug, bet tiek dvasinių vadovų, tiek tų palydinčių žmonių, ar ne, mokytojų, kurių buvo, čia aš kalbu ne apie verslą visiškai, tiek žmonių ir versle, be abejo, verslininkų, savininkų, su kuriais tekia susidurt, arba bendradarbiauti, arba dirbti, arba jiems dirbti, arba su jais bendradarbiauti, arba jiems pardavinėti, ar ne, nesvarbu, ar jisai sėdi ten gamyklos, ar banko, ar kokioje valdyboje, ar jis tiesiog akcininkas, jau atsitraukęs nuo verslo, iš kiekvieno jų yra galima kažką išmokti. Vien dėl to, kad tu su juo 2 kartus ar 3 kartus išgeri kavą, kurios aš geriu tikrai per daug. Bet ta kava yra tas mokestis už tą atmosferą kartu su juo, nes jeigu jis geri ir aš geriu kavą. Tai duoda žymiai daugiau negu tu prarandi. Aišku, su didelėm akim važiuoji vakarė namo, automobilė kavos atsigeręs, bet tu įgyji tą jo energiją, kurią jis, aišku, kartais ten dalinasi gal pozityviam, galbūt negatyviam kontekste, bet natūralu, tu prisilieti prie tos praktikos, ko teorijų šiuo atveju niekas nepapasakos. Nes
Tikrai daktarams nereikia persirgti visom lygom, ne, kad jie ten žinotų tas lygas ir galėtų gydyti. Čia metaforizuoju. Bet tie verslininkai, kurie perplaukia ne vieną, ne 2, ne 3 kartus visą pasaulio vandenynus, jie turi tą reason to believe. Turi tą reason to believe ir teisę tam jaunam žmogui, šiuo atveju man kažkada, paaiškinti, kaip reikia mąstyti. Ir tą mąstymą pasiimti iš tų žmonių. Aš linkėčiau kiekvienam ir kuo daugiau. Ir mūsų pokalbėje kaip viena tavo gyvenimo šis nuskambėjo, ne, šeima, kiek jinai buvo ir tebėra svarbi visuose iššūkiuose ir tose liūto kovose, per kurias tu eini diena iš dienos. Oi, nelengvas, aš esu ir tėtis, ir vyras, bet aš labai dėkingas ir laimingas, kad turiu tokią dovaną, nuostabią, gerą, sveiką šeimą. Mano žmona yra medicinos mokslų daktarė, jinai sako, Dievo dovana yra turėti užimtą žmoną. Ir tikrai palaikančią, suprantančią ir mokančią besielgti su liūtais. Tikrai su jais reikia mokėti elgtis, ar ne? O vaikai tai yra, tai dėl ko mes turbūt čia visi, dauguma bent jau gyvenam ir kuriems mes norim kažką padovanot, perteikti, išmokyti ir rezultate jie daugiau mus moko negu mes juos. Tik tai sugebėkim tą išgirst, priimt ir dar kartą padėkot likimui už tai, ką mes turim ir, tiesiog leiskim tam gyvenimui tekėt per mus. Tai yra, susitepkim to gyvenimu kiekvieną dieną ir tada patirsim tą gyvenimą, nes kitaip tik tai kalbėsim apie jį. Tai šitą labai gražią mintim ir užbaigim mūsų pokalbį. Dar kartą noriu padėkoti už skirtą laiką ir išsakytas mintis. Mes su jomis pagyvensim, jas pajausim ir leisim tą patį padaryti ir mūsų klausytojams ir žiūrovam. Ačiū dar kartą. Ačiū jums labai.